Sveiki visi! Šiandien išsiruošėme į tolimą kelionę. Važiuosime iki didžiausios Estijos salos Saremos. Mūsų laukia 400 km asfaltų, tuomet kėlimasis keltu ir jau salose stengsimės vengti asfalto kelių ir judėsime motociklų maršrutu TED, kuris yra šiek tiek redaguotas pagal mano pomėgius. Visgi tai planuojam važiuoti per jūrą. Tai negalim, kaip tai negalim. Kodėl tavęs neprašė dokumentų parodyti? Estijoje trumpam sustabdė patikrinti dokumentus, bet viskas tvarkoja. Keturi 400 km pravažiuoti ir esam prie kelto. Labai pasisekė, kad spėjom. Tik kelios minutės iki kelto išplaukimo. Rytai, jeigu nukris? Rėk, bet nenukris. Keltu persikeliame į salas ir sukame link sudėtingesnių kelių. Kaip savo man praeit. Ui. Svarbačiukus užsidėjęs. Taksi. Čia pavojus ponas? Ne, čia tu tiek vandens prineši. Ai, aš galvoju. Jūs čia per tą balą ištaškėt visą vandenį ir niekur negaliu kojas padėti našlapę. Aš važiuoju toliau. Tu prisijęs, tu pažiūrėk kokią balą vėl. Pirmojoje dienos pusėje salose smarkiai lijo lietus, bet kietas gruntas leidžia sėkmingai judėti pirmyn.
Dabar metas įsiaiškinti, kur atvažiavom. Važiuok, Vina, atvažiuok, nebijok. Ateik, pabūs. Čia greitai pralėksim, nu kiek čia tas laivas? Sutrumpintų keliu važiuojam. Kad čia kieta žemė visur, žiūrėk, va gali vaikščiot. Nelabai. Išpurvik, leik iš bokų. Mes jau greit iki galo, reikia įdėti čia laukti. Tai jau daros gilo. Pailsėk, tik atvažiavai ilsėtis. Kažkas biškim. Kaitina, mūsų vidučiai gerai. Nieko nebus, reiks visus varomos junginės prisidirbsiu. Atvažiavome prie mūsų didžiausio šiandienos iššūkio – 2,5 km kelio link negyvenamos salos. Pavasarį bei vasarą šis kelias yra lengvai pravažiuojamas, todėl kad vandens lygis būna arba labai mažas, arba jo išvis nebūna. Bet šiuo metu vėjas yra smarkiai nepalankus, nesenai lyjo, todėl vandens lygis yra stipriai pakilęs. Pažiūrėsim, kaip seksis. Viskas gerai, saulė šviečia, kažkaip blogai gali nutikti. Botai tik biškį per mažiau. Nieko daugiausiai, kad nesimato. Saulė atsispindi. Giloka, ne? Dešinė važiuok. Bet čia paskui, kiek mačiau, tai reikėtų. Kur mes čia važiuojam? Nieko nematau. Čia esame gilu. Čia esame važiuojam. Tos dronas. Sakyk, čia dalykų dar reikia sužiūrėti. Taikis. Nu, kol kas žiūri, negaliu, viskas gerai. Neskubėk, taip važiuok. Bet jau gilėjame. Ten reikia tiesiog važiuoti jau čia. Mes čia kažkaip per provėžas kertam.
tavo bamperio dar vanduo net nesekė. Pusiaukelė įveikta. Sunku patikėti, kad mūsų tikslas dar taip toli, vos matosi už horizonto. Sustojame trumpam pačioje sekliausioje vietoje apsižvalgyti, kaip sekasi, ir judėsime toliau link finišo. Negali žinoti, kas laukia pabaigoje. Išplaukėm į jūrą. Ar atvažiavom į jūrą? Dar nesu važiavęs tokiai vietoj. Nežinau, rekomenduoju, pasakysiu po porą savaičių. Labai gražus vakaras. Pats tas. Baigiam pasiekti salą. Šiek tiek akmenų yra ir vandens daug. Dviejų kilometrų jūro kelionė artėja į pabaigą. Aha, tai ten jau toliau už to kuolo negalima važiuoti. Aha, šiek tiek sunkiau važiuoti daros. Matyt, kad paviršius yra slidesnis. Įtampa didėja, vanduo irgi kyla. Bet prie kranto reikia grįžti. Biškį buksuojam. Wow. Kažkoks didelis akmuo nustūmė nuo kelio. Ja. Čia prie kranto akmenų netrūksta. Čia apsizūmint, matos akmenys. Gerai, tu žiūrėk į kelią. Tai žiūriu. Jau nebetoli, bet mašinai sunkiau važiuoti. Man gal būtų gerai buvo nusileisti. Tas tiesa. Kad tai tada būtume žemiau. Man gal būtų geriau buvo. Labai buksuojam. Gerai atsilieka. Čia jau labai gilu. Kairiau minda važiuok. Kairiau. Pasibuvom galinę tilpą, man rodos, kažkas ten yra kairėje pusėje. Mindė, kodėl taip atsilikai? Pakyba tiltą. Pakibai? Tuoj ateinu. Ar reikia atvažiuoti? Ko jis ten pakiba? Kažkur tai strigo Suzukis. Bandom apvažiuoti ir su gerve traukti atgal. Vargšas variklis verkia. Čia jaučiu ir sto gal, ne? Nevažiuok arčiau. Ne, man reikia išsitiesinti, bet kuriuo atveju. O, dievuliau. Netikėk! Lenkščiu čia jau. Junk atbulinį. Atbulom biškį, važiuok. Nekas. Vibracinės susivaldė. Lėčiau mindė. Užges. Nesisukratai. Nevažiuoj? Viens ratsukas. Ai, pas jį užkybė. Va, dabar tik atbulinis.
O, stop. Jam galinis, jam tiltas nulūžo čia. Kaip suprast? Nes galinis ratskarsai stovi. Pavažiuok biškį į priekį. Peizė. Pažiūrėkite, man rodos, kad kažkas atsisėta. Nu, jeigu tada pabandytum pavažiuoti į priekį. Važiuoji, ne? Kaip suvaitinu, dabar sėdu kaip aktas. Kaip iš čia išvažiuoti? Išvažiuosim, jau iškrapštėm vieną, aš galvoju, kaminį ten nulūžo ratai, blėt. Tai vad be reikalo peršikom, kad dėl ratai nušlūžė. Nes atrodo, kad išlūžė. Dabar anksčiau pasikėsiu. Mindė ten tam atgal. Dar biškai atgal. Kad mūsų ratai nesisutinu. Per daug atviesis yra. Galbūt sankaba gali būti vandenybiškai. Galbūt sakau, kad ratai nesisuk. O, žiūrėk žmonės. Komentuot mindai. Būtų išstūmę. Jis rodo, kur važiuoti žmogus. Labai geri žmonės. Mindė jau suki dešinę. Atgal. Atgal, Mindė, atgal. No. Yeah, pretty extreme. So close to the checkpoint and we got stuck. Yes. It's difficult when you can't see the road. But we came prepared, so. Yeah. Well, at least the car is pretty convincing, so. More or less. We got here from Lithuania, so we're gonna go there without a problem. But you came like for just off-roading here in Estonia? Yes, just for visiting this island. Yeah. Oh really? Yeah, You just came for the island? Yeah. Why? Why is it so famous? I think the main point to come here was to take this This road steep- here? Yeah, this Really? road Okay. here. Okay. So we should listen to the navigation because there is a road going straight there, marked on GPS. We're going close to the shore. Sure, yeah, exactly. Yeah. We are And walking there- the same way because we came actually earlier also via land a little bit as possible as much, but there is a lot of these ditches and it's pretty Yeah. wetlands. So it's we not got that stuck easy. here like 20 meters on the rock. Oh, okay. Hey, but good luck. I think we are. We Okay, so see you. we stay here. Okay, Yeah. bye. Okay. Okay. We'll have to stay here. I don't think here, but okay. Good luck, Okay. guys. Bulinės, važiuok. Ne į tą pusę vairą. Tą pusę dar gazą. Jis užgęs, ne? Pasakyk, aš pavyzdžiui pavažiuosiu atgal. Pavažiuosim biškį atgal, palauk. Dabar. Dar biškį atgal. Palauk.
vairą, Ne įkiši tą- tu pusę vairą. Važiuok link manęs, važiuok link manęs. Važiuok. Student drivers! You can do it! Lauk, neskubėk, geriau leis susukti. Maybe you need a ride? Tomorrow maybe. Matai išvažiavimą? No help from us, obviously. Jo, tai matai dabar išvažiavimą. Spausk kiekainių viskas, kad nebepaklimtum. Varom! Lauk, dar bus. Gerą bangą darom. Viskas, varnas, pakuosi. Normalus dabar. Aš netikėjau, kad mums pavyks. Aš tikrai netikėjau, bet mums pavyko. Galbūt pridarėm klaidų, bet mums pavyko. Wow. Jau. Aš jau galvojau, kaip reikės iš čia gelbėtis. Padarėm visas įmanomas klaidas važiavimui jūroj, bet vairavimo kursuose nemokino kaip važiuoti jūrą. Ok, mašina po 2 metų surūdys. Niekam nereikia raudono Ford Explorer. Tam kartui tiek. Pirmoji kelionės dalis baigta. Ate.